Ką daryti, kad ir jūsų renginio žodinis vertimas, sinchroninis ar nuoseklusis, būtų toks pat tobulas kaip Jungtinių tautų, Europos ar NATO viršūnių susitikimų geriausių vertėjų atliekamas darbas? Natūraliai peršasi pirmas iš teisingų atsakymų – pasisamdyti profesionalų konferencijų vertėją, kurių sąrašą galima rasti Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos interneto svetainėje. Arba pasikliauti panašų renginį jau surengusių kolegų rekomendacijomis ir taip pasisamdyti jau patikrintą savo darbo profesionalą. Tikriausiai nustebsite, bet vien to nepakanka. Kad ir jūsų renginio žodinis vertimas būtų tobulas, dar turite rinktis ir pats elgtis taip, kaip elgiasi pasaulinės sėkmės sulaukiančių renginių vertėjų komandos koordinatoriai. Taip. Išgirdote teisingai, vertėjų komandos koordinatoriai. Nesėkmingam renginiui visada reikia bent 2 vertėjų komandos, kurios darbo sėkmei užtikrinti reikalingas koordinatorius. Tai kągi daro sėkmingai dirbantis vertėjų komandos koordinatorius, kad jo vertėjų komanda sugeba taip profesionaliai atlikti savo darbą? Visų pirma, pasirūpinam konferencijų vertėjams tinkama darbo vieta ir darbo sąlygomis, be kurių ir geriausiam profesionalui bus sunkiai įmanoma pasiekti tobulumo. Tad jei savo renginio vertėjams parūpinsite tinkamai ventiliuojamas erdves vertėjų kabinas su puikia garso izoliacija ir nepriekaištinga renginio vaizdo ir garso transliacija, galimybė vertėjams iš kabinos matyti kalbėtoją ir rodomas skaidres, o kabinoje visada bus negazuoto geriamojo vandens, jau būsite be vieno žingsnio tobulas koordinatorius. Iki tobulybės trūks tik vieno. Trūks plyš parūpinti savo vertėjų komandai medžiagos pasiruošti, nes be pasiruošimo konkretiems jūsų renginio pranešimams ir profesionaliausi vertėjai gali būti kaip be rankų, arba tiksliau tariant, kaip be liežuvio ir be smegenų. Tad NATO, ES ir Jungtinių tautų vertėjų komandos koordinatorius visada iki paskutinės minutės dės visas pastangas, kad tik iš kalbėtojų gautų ir savo vertėjams kuo anksčiau perduotų pranešimų tekstus, net jei tai bus dar tik juodraštinis variantas. Ir net jei teks paskutinę minutę prieš kalbėtojų ištariant pirmuosius žodžius bėgioti po vertėjų kabinas ir dalyti šūsnis popierių, kaip tai darė nuostabioji NATO viršūnių susitikimo Vilniuje vertėjų komandos koordinatorė. Jei ir jūs pasiryžę taip pasirūpinti savo vertėjų komandą, kaip tai daro tobuli vertėjų komandos koordinatoriai daugiašaliuose pasaulinio masto renginiuose, sveikinu, nes jūsų vertėjai garantuotai savo darbą atliks taip pat tobulai, kaip tai daro geriausiai iš geriausių NATO, ES ar Jungtinėse tautose. Jau dabar nekantraujame dirbti būtent jums.